elliptical marquee tool, bet aš jo daug nerodysiu, iš esmės jis veikia taip pat, kaip mes žiūrėjom. Rectangular marquee tool mes galime irgi, kai pasirinkome pliusavimą, čia bus dabar aktyvu ir prie elliptical marquee tool ir aš galiu pliusuoti, paspaudus altą galiu minusuoti, taip. Tai vat, jeigu netinka selectionam, deselectam. Jo daug rečiau prireikia, jis gal nėra toks dažnas, ar ne? Tai tarkim, rectangular marquee mes pakankamai dažnai naudojam. Galim pasižiūrėti tada kitą grupę ir čia mes turim selection brush tool. Šitą pakol kas praleisiu, bet čia yra naujausias žymėjimo įrankis ir jisai gal, aš sakyčiau, visai yra susijęs su dirbtinio intelekto pažymėjimais, tada, kai žymėjimas nebūtinai turi būti labai detalus, bet visai patogus būdas žymėti. Kadangi jis šiek tiek kitoniškai, labai minimaliai kitoniškai veikia negu visi kiti, tai tiesiog aš jį dabar praleidžiu. Ir yra du lasso tool, tai yra paprastas lasso tool ir polygonal lasso tool. Gal vėlgi lasso tool nebėra taip dažnai naudojami, bet galim pažiūrėti paprastą lasso tool, tai čia kaip būtų laisva ranka, aš norėčiau kažką žymėti. Taip, gal irgi, kadangi laisva ranka pažymėti tiksliai bus sunku, tai atrodytų ne taip dažnai jisai bus naudojamas, jis galbūt dažniau naudojamas, bent jau mano atveju, pakoreguoti selectioną, pridėti, minusuoti, aš jeigoje galėsiu parodyti. Tai vėlgi, taip pat aš galiu pliusavimą, jeigu laikysiu altą, galėsiu minusavimą daryti. Taip ir tai vyksta laisva ranka. Tai tiesiog, kad pasibandykit, kad suprastumėt. Kas dirba su pele, tai bus daug patogiau, jeigu kas nors su planšete, tai tikrai patogu, mažiausiai gal patogu su touchpad. Tiesiog pasižiūrėkite, taip. Ir tada yra polygonal lasso tool. Aš panašiai kaip pen tool, tik čia aš jau negaliu išlenkti, aš dėlioju tokias taškus ir turiu sujungti pradžios ir pabaigos vietą ir aktyvuojasi selectionas, taip. Ir jeigu aš noriu, aš galiu su vienu lasu pradėti, su kitu, tarkim, pridėti, taip. Ir šiuos arba netgi pasimti marquee tool ir galiu visus šios įrankius, kuriant selectioną, jungti tarpusavėje. Tai galiu su vienu pradėti, su kitu užbaigti. Taip, pasibandykit. Dabar lasso tool, polygonal lasso tool, pažiūrėkit, ar gaunasi užbaigti pažymėjimą, jeigu gaunasi. Jeigu kyla kažkokių klausimų, paklauskit. Dar po pertraukos grįžus noriu pasitikslinti, ar tikrai girdit. Mane viskas tvarkoja, nes buvo man atsijungęs, mačiau internetas, tai. Girdim. Puiku. Tai pasibandykite tada. Ir dabar, kad į praktiką pasižiūrėtume, jeigu prieš tai sukūrėt kokį nors saturation ar kažkokią adjustment layer, pažiūrėkit, kad dabar būtų ištrinta ir būtų tik tai pastato šitas layeris. Ir dabar pabandysim pažymėjimą padaryti raidės. Kadangi jinai pakankamai geometrinė, mes galime žymėjimą daryti su polygon lasso. Taip, aš galiu pasirinkti įrankį, dėlioju taškus. Dabar, jeigu, tarkim, ne toj vietoj padėjot, mes turim galimybę su delete klavišu minusuoti. Taip, tarkim, padėjau ne vietoj, minusuoju ir tiesiog turiu pelę irgi vesti atgal, kad labiau pajustumėt. Tai vienas dalykas. Dabar, jeigu imsite, darysit, ir tarkim kažkur netiksliai pažymėjau, mes po to galime pripliusuoti arba minusuoti. Tai parodysiu aš, kaip tą padaryčiau šiuo atveju, ten vienoj vietoj palikau taip, dabar užbaigiau ir čia per daug pažymėjau. Tada spaudžiu altą ir tiesiog sukuriu tokią formą, kuri mano turi minusuoti tą vietą. Jis gali būti didesnė, man tiesiog svarbu, kad paveiktų tą vietą. Ir pabandykit pažymėti kažkurią vieną raidę. Taip,
Aš tarkim, kol jūs žymėsite, pažymėsiu dar E raidę. Ir tuomet pabandysime šių raidžių padaryti spalvos pakeitimą, naudodami Hue Saturation Adjustment. Palauk porą minučių. O kaip išminusuoti? Dar parodau dabar, kaip išminusuoti. Tai jūs priartinsiu ir jūs prisiartinkit, kad gerai, aš čia jums padarysiu tokį įsivaizduojamą, kad man va čia aš per daug, ar ne, padariau. Tai dabar, galim minusavimą daryti, jeigu taip, aš galėčiau daryti ir su, tarkim, markytų, nes man visai patogu. Tada pasimčiau minusavimą, su kurių formą išminusuoju. Ne visada tas yra patogu. Jeigu su pačiu laso, tai man tiesiog reikia spausti Altą, kad būtų prie jo minuso ženklas ir apsivesti tą vietą, kurią aš noriu minusuoti. Taip, tai tarkim, nuo šitos vietos, aš turiu į mano tą pažymėtą zoną, turiu apvesti, ką aš noriu išminusuoti, arba atitinkamai, ką noriu pripliusuoti. Norėčiau čia tokį pripliusuoti, turiu sukurti iki galo formą. Bet jeigu sakau patogu, galiu aš ir minusavimą, tarkim, daryti su markytų. Bet čia priklausomai ne visur bus patogu. Čia man patogu, bet jeigu reikėtų man čia kažkur išminusuoti, tai būtų nepatogu. Ar pavyksta? O jeigu norėčiau visiškai atsižymėti raidę, ką tada spausti? Jeigu vieną raidę, tai tada tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, aš turiu 2 raidės pažymėjus ir aš darysiu funkciją deselect, tai viskas atsižymėjo. Bet jeigu norėčiau vieną, tai vėlgi aš galiu paimti minusavimą su bet kuriuo įrankiu ir apsivesti tą vieną raidę ir ją išminusuoti. Taip? O deselect tai veiks, jeigu būna viską, kas pažymėta, deselectina. Taip? Jeigu norit, tarkim, tai kažkurią vieną zoną, tai tada turiu apvesti. Jeigu pavyko pažymėti, tai dabar, kai turim pažymėtas tas raidės, keliauju į Hue Saturation. Vėlgi primenu, kad pažymėjimai išnyko, bet jie įsisaugo prie Hue Saturation ir aš tiesiog galiu pakeisti ten spalvą į kažkokią savo norimą. Taip, pašviesint, paryškint, patamsint ir tokiu būdu sukurti spalvą. Tai būtent kai kurių spalvai ir yra tas pašviesinimas arba patamsinimas, nes ten tamsesnė ir šviesesnė spalva tokiu atveju gali sukurti. Taip. Ar visiems pavyko? Gal kažkokių klausimų kilo? Tai mes čia tiesiog pasibandom tai, ką pasižiūrim, kad jums truputėlį geriau užsifiksuotų. Aš pasižymėjau tą M raidę, bet man tiesiog keičiasi viskas. Nors rodo tą M raidę pažymėtą, bet viskas keičiasi, tai nežinau. Jeigu rodo M raidę pažymėtą, tai reiškia kažkaip jums... mes čia. Kai turiu pažymėjimą, taip, spaudžiam ant Hue Saturation, būtent jokiais būdais dar vienas yra adjustmentai per viršutinę juostą. Čia mes jų nenaudojam, būtent susirandu ir tokiu atveju jūsų pažymėjimas turi išnykti, nebūti aktyvus ir čia aktyvuotis juodos spalvos, o balta spalva pažymi tik tai tas, kas yra pažymėta ir tada jau turi keisti spalvą. Taip, ar pavyko dabar? Gal dar kažkokių klausimų? Ar kažką pakartoti? Gerai. Tai tokių... Žinokit, dėstytoja, man vis dar nepavyksta ištrinti. Nežinau, kodėl. Tai tada tiesiog jums reikia viską, jūs norite. Ten pažymėjimą minusuoti, taip? Tai yra dar parinkti... Ne, aš noriu tik tais, tam tikrą dalį. Tam tikrą dalį. Kokiu įrankiu darote? Su kuriuo įrankiu norite? Ar su Polygon Lasso Tool norite, ar su kažkokiu kitu?
Šiaip tai nėra skirtumas. Nu tai jeigu su šitu, tai dabar svarbu, kas yra, ar pliusavimas, ar minusavimas. Jeigu noriu minusuoti, spaudžiu Alt arba Option. Esmė ta, kad kai su šitu dirbu, aš turiu sujungti šitos formos, vadinkim, šito žymėjimo pradžią ir galą ir tada numinusavo. Jeigu norėčiau pridėti, tada pridėčiau. Taip irgi sujungiu pradžią ir galą. Jeigu imsiu markytų, tai jeigu bus minusavimas, numinusuosiu, mažinu taip. Jeigu bus pliusavimas, pliusuosiu, bet jau neatsižvelgiant, ar ne, pagal markytų. Tai jo čia jums reikia stebėti, ar minusavimas, ar pliusavimas ir tada, jeigu su lasso tool, užbaigti formą, jeigu su markytų, tai tada tiesiog sukuriat formą ir tuo atžvilgiu ir pliusuojasi arba minusuojasi. Gal dar kažkokių klausimų? Ar kažką pakartoti? Gerai. Dabar sekantis, ką mes žiūrėsime, bus jau išmanesni įrankiai žymėjimo ir mes tikrai ne visą laiką galime tas raides pamatysim, galim žymėti ir kitais būdais. Tiesiog tai yra tokie įrankiai, kurie kartais mums padeda, kai reikia kažką koreguoti. Tai dabar pasižiūrėkime į Object ir Quick Selection Tool. Ir dar atsidarykim tuomet naują nuotrauką, kuri vadinasi Selecting Trees. Gerai? Tai čia jau tiek su visais šitais įrankiais, prumaisiais, kuriais pažiūrėjome, būtų sunku, nes formos yra organinės. Tai dabar pasirinkime Quick Selection Tool įrankį. Parodau, kur yra, palaukiu, kad pasikeistumėt nuotrauką. Gerai, jeigu pavyko, tai pasirinkus Quick Selection Tool, aš čia užeisiu, kur nors truputį prisiartinsiu, matysime, kad jisai veikia brašo pagalba. Jeigu atsimena, didinti ir mažinti brašą iš iliustratoriaus mes galime laužtiniais kliaustais klaviatūroje. Pabandykite surasti ir galite būtent keisti šio įrankio dydį. Pažiūrėkite, ar visiems gaunasi surasti laužtinius kliaustus. Primenu, laužtiniais kliaustai atrodo štai taip. Aš nežinau, bet aš nerandu to Quick Selection Tool. Jis turi būti po Object Selection Tool. Parodau dar. Bet aš net nerandu tos, nežinau. Magic Wand Tool viršuje gali būti, tokia kaip lazdelės ikona. Ne, pas mane iš tų trijų nėra. Tai pabandykit tada, kaip ten su kolegiam žiūrėjom, pasikeisti Workspace į Essential. Default. Window, Workspace. Ar kitiem pavyksta surasti Quick Selection Tool? Taip. Gerai, puiku. Tai su Quick Selection Tool jisai veikia šviesotamsos pagalba ir gali atpažinti, šviesotamsos kontrasto pagalba gali atpažinti objekto ribas. Tai dabar žiūrėkit, jeigu norėčiau pažymėti svogūną, aš tiesiog ant jo pradedu žymėti ir jisai suranda ribą. Kartais ta riba idealiai netitinka, ar ne? Tokiu atveju aš galiu pasimažinti įrankį ir dar parodyti, ką čia reikia visgi pripliusuoti. Ne visą laiką supranta, kur užsibaigia riba objekto dėl kontrasto, spalvos ir šviesotamsos. Taip, ir galit pasižymėti, pabandyti kelis įrankius. Dabar kas su šituo įrankiu skiriasi?
Tai yra pliusavimo ir minusavimo ikona. Taip, jeigu bus pažymėta šita pirma ikona, tai reiškia, kad kiekvieną kartą sukurs naują pažymėjimą. Taip, ir net jeigu koreguoju, koreguotai tai leidžia ar ne, bet jums reikia, kad būtų pliuso ženklas. Taip, tai čia tik šitam vienam įrankiai pasikeičia, bet principas yra lygiai toks pat, kaip mes ir prieš tai žiūrėjom. Ar ne? Norėdami, tarkim, jeigu pažymėjau per daug, kad numinusuoti, spaudžiu altą ir veiks minusavimas. Taip, ir tokiu būdu aš galiu pasikoreguoti. Pabandykite vieną, kitą pasižymėti, pažiūrėti, bet kartais prisiartinti, nes ne visą laiką ten idealiai pažymėja, bet tai yra išmanus įrankiai ir mes tikrai jokio papildomo darbo neturime dirbti, nes yra tam skirti įrankiai ir niekaip mes čia neturim kamuotis, ar ne? Arba kartais, pavyzdžiui, kopūstą pažymės kaip atskirą formą tą šviesią dalį ir tada ieškos, turi daugiau nurodyti, kad surastų kitą formą. Taip, ir kartais gali būti patogu ir kitais įrankiais pažymėti. Aš dažnai naudoju lasso tool, ypač dirbant su planšete. Dabar tik tais ne su planšete, tai gal taip nėra taip patogu, tiesiog galima tokiu atveju apvesti ir kartais gali būti greitesnis būdas. Būtent tas lasso tool gali būti patogu koregavimui, taip, kiam subtiliam. Tai galit pabandyti ir keliais. Tai šitas įrankis, jau daro už save. Už jūs darbą, ar ne? Ir aš tam pasižymėjus kelis objektus, jau galėčiau daryti kažkokį norimą veiksmą. Taip, ten keisti spalvą, jeigu reikia visiems tiem pažymėtiem įrankiam. Šiuo atveju aš ištrinsiu arba gal, tarkim, šviesotamsą keisti ar panašiai. Ar gaunasi su Quick Selection Tool ir ar turit klausimų su Quick Selection Tool? Ar gaunasi padidinti, pamažinti, pakoreguoti, pripliusuoti, minusuoti? Taip. Gerai. Dabar pasižiūrėkime tuomet, vadinkime šitų pakol kas žiūrėtų protingiausią įrankį ir jisai vadinsis Object Selection Tool. Ir kai mes jį pasižymėsim, jūs turėtumėt matyti tokią rožinę spalvą, taip? Ir apvadą. Ar kai užeinat, jums toks apvadas matosi. Iš esmės tai įrankis, kuris išanalizuoja nuotrauką ir pats suranda kiekvieną objektą. Ir norėdami jį pažymėti, mums tiesiog reikia spustelti ir pasižymį, taip? Pažiūrėkit, ar gaunasi. Galit pakartot? Taip. Pasižymėjus Object Selection Tool, užeinama nuotraukos ir aktyvuojasi rožinė spalva. Ta rožinė spalva indikuoja, ką aš pažymiu. Jeigu stoviu ant fono, reiškia pažymės foną. Jeigu užeinu ant kažkokio objekto, spaudžiu vieną kartą ir jis automatiškai sukuria pažymėjimą. Taip? Ir jis pats atranda, kur yra to objekto ribos. Kartais gali būti klaida, bet dažniausiai jisai gerai padarys. Jis veikia dirbtinio intelekto pagalba. Pažiūrėkit, ar pavyksta, ar aišku, kaip veikia. Gerai, dabar žiūrėkim scenarijų, taip pabandžiau pažymėti, galima atžymėti. Dabar prisartinkim, kur yra vynuogės ir tarkim, spustelkim ant vynuogių. Bet pavyzdžiui, man pažymė kaip vieną objektą, visą kekę vynuogių. Taip, o kas jeigu aš norėčiau pažymėti, tarkim, tik vieną vynuogę, taip? Dabar deselektinsiu ir man atpažįsta kaip visą objektą. Tačiau, jeigu pažiūrėsime prie viršutinės įrankių juostos, prie šio įrankių nustatymo, mes matysime čia žodį rectangle arba lasso. Pas jūs turėtų būti rectangle. Čia yra rodiklėlė, pasižiūrėkite, ar tikrai taip ir yra. Ir yra galimybė rinktis į lasso. Ar visi randa šitą pasirinkimą, pažiūrėkite. Ir dabar, jeigu aš norėčiau, kad mane, tarkim, atrastų, tarkim, aš kartais galiu nurodyti, kurioje vietoje ieškoti
objekto. Aš tarkim noriu šitą vynagį. Tada aš braukiu zoną ir jam sakau, kad ieškoti objekto šitoj vietoj. Taip, ir jisai tada suranda. Ir tokiu būdu aš galiu ten pasižymėti kelias galbūt vynagės. Taip, nes jeigu šiaip man suranda kaip vieną objektą, tai vat būtent yra galimybė jam pasakyti detaliau. Norėdami minusuoti, aš irgi lygiai taip pat galiu spausti altą ir tiesiog numinusuoti. Taip. Pripliusuoti ir numinusuoti, pabandykite žymėti, tarkim, kelias vynagės ir pažiūrėkite, ar gaunasi, ir po to pabandykite numinusuoti ir pripliusuoti. Gal kils kažkokiu klausimu pasibandžius. Tai šis įrankis jau taip protingai veikia ir jau mums ten rankiniu būdu nereikės, tai vat iš visų šitų įrankių ir naudojam tas funkcijas, kurios jums greičiausiai ir patogiausiai veikia, ir aš ten galiu pasižymėti kelias vynagės, tarkim pasižymėjus kelias vynagės, aš galiu galbūt, kai pasižymėjau, kadangi čia visą laiką aktyvuojasi ta rožinė spalva, aš galiu perjungti kitą įrankį, tarkim kitą žymėjimo įrankį arba tiesiog move įrankį, mano pažymėjimai lieka aktyvus ir aš galiu pasirinkus jų saturation, aš noriu, tarkim, kad šitos vynagės būtų kažkokios kitos spalvos, pavyzdžiui, violetinės tamsiai. Taip, aš paėmiau ir pakeičiau spalvą. Tai Dėstytoja, o kas jeigu aš bandžiau pasižymėti kelias vynagės ir numinusuoti vieną ir man nusiminusavo visos? Jeigu kai minusuojate, jeigu tiesiog paimsim, spausim altą ir, tik tai aš ne tą įrankį toj, ir minusuosiu, tarkim, minusuosiu viską, minusuojasi viskas. Tai taip kaip ir pliusuojant, jūs turit, kai minusuojat irgi su rectangle, apibraukti, ką norit minusuoti, jeigu tik vieną. Nes jeigu tiesiog spausit, tai, kadangi tos vynagės kaip ir skiriamos prie vieno objekto, tai jas visas. Tai norint vieną, turiu irgi apibraukti. Kaip ir pažymint dariau. Tai tikriausiai Object Selection Tool, Quick Selection Tool bus tie įrankiai, kuriuos dažnai naudosit. Lasso Tool labiau tinka pakoregavimui selectiono, o Rectangle Tool gali būti dekoratyvios korekcijos, ar ne, tarkim, jau kažkokiam dekoratyvesniam efektui kurti. Gal čia nespalvotos juostos, ar spalva užlieti galima formas, vėliau išmoksime, tai vat tada ir labiau naudojam tuos dekoratyvius žymėjimus. Ar iki dabar turit klausimų su žymėjimais? Mes dar pasiaiškinsim dar keletą protingų būdų žymėti, bet tiesiog iki dabar. Ar yra klausimų? Tai gal tie svarbus dalykai, kad nepamirškit, jeigu bus pirma ikona pažymėta, tai čia prie visų įrankių pasižiūrim. Taip, jeigu būtų pirma ikona pažymėta, tai reiškia, kad kiekvieną kartą žymi naują. Tai mes norim būti pažymėję pliusavimą, kad perjungti į minusavimą su altu. Taip, ir galiu tada atminusuoti. Net, o minusuoti tiesiog. Gerai, dabar galim įsijungti nuotrauką Select Subject ir Group of People. Galim pasižiūrėti keletą dalykų. Tai dar gal palauksiu, galit pažiūrėti, galit pabandyti. Visą laiką rekomenduoju pabandyti, nes visą laiką taip geriau įsimena. Gerai, kai atsidarėm ir jeigu esu pasirinkus Object Selection Tool, jisai kartais truputėlį palaukia ir išanalizuoja nuotrauką tik tais. Taip, matom, kad jisai netgi supranta atskiras dalis. Tarkim, akinius supranta kaip atskirą objektą ir norint aš galiu pasižymėti akinius, plaukus, ar ten veido dalis, ar ne, tai jis toksai patobulėjęs ir galiu pasižymėti atskirus objektus. Ne visą laiką tą ribą taip idealiai suranda, bet, tarkim, pasižymėjus. Jeigu noriu,
galiu. Dabar jeigu noriu, tai, žodžiu, galiu tokiu būdu žymėti vieną ir ten prisižymėsiu tą, ką man reikia, ar ne? Tai tiesiog norėjau parodyti, kad atskiras dalis žymi. Dabar yra taip pat tokia funkcija, greitoji, kai tarkim turiu nuotrauką su žmogum ar kažkokiu aiškiu objektu, yra funkcija select subject. Tai jūsų greitojų veiksmų juostai šitą matysim parinkti, arba viršutiniai juostai renkantis select. Ir čia mes turim subject, turim sky, galėsim pažiūrėti, tai select subject. Tai yra ta pati funkcija, kas greitoji veiksmų juostai, taip pat per viršutinę. Paspaudus, šiek tiek palaukiam ir jum atranda, kur yra jūsų žmogus. Taip. Na ir tokiu būdu aš vienu paspaudimu galiu padaryti. Jeigu tai yra grupė žmonių, paspaudus select subject, kartais gali, ar ne, pažymi visus žmonės esančius. Nuotraukoje, kurioje nėra aiškaus pagrindinio objekto, select subject paspaudus, na, šiuo atveju visus pagrindinius objektus pažymė. Kai daugiau objektų, kartais tai gali kokio nors ten vieno neprižymėti, bet galima tą žymėjimą pabaigti rankiniu būdu, jeigu reikia. Tai vėlgi, kai yra aiškus objektas, ar tai būtų žmogus, ar kažkoks kitas pagrindinis objektas nuotraukai, mes galim naudoti funkciją select subject ir tai veikiausiai bus dar greičiau negu select object. Taip, tai visos tos greitos funkcijos tikrai aš rekomenduoju jas naudoti ir jos tikrai padeda jūsų darbui. Gerai. Dar yra funkcija select sky. Tai reiškia, kad atpažįsta, kur yra dangus. Tai select ir select sky. Jeigu mes panaudosim, supranta, kur yra dangus. Dabar galime matyti, kad aiškiai ribos nesurado. Taip, visą laiką, kai yra žymėjimas ar dažnai ir kita funkcija, ten, kur yra išsiliejimas, blurras, kitaip vadinasi, ribą sunkiau surasti. Taip, tai va tą mes ir matom. Tokiu atveju mes jau čia žymėjimą turėtume pabaigti. Taip, rankiniu būdu galima čia su selection, su quick selection, netyčia perjungiau. Ar kitais metodais, ar ne? Jau tada turėčiau čia pasakyti, kur yra ta riba, ar ten su lasso tool kartais, ar dar su kažkokiu kitu įrankiu jau aš koreguočiau. Galim čia dar atidarysiu kokį nors, kad dangų pažiūrėtumėm, kad tikrai veikia. Čia, pavyzdžiui, nėra debesų, yra tik mėlyna spalva, bet jis irgi puikiai supras, kur yra dangus ir pažymės. Ne? Čia ir taip nebūtų sunku pažymėti, bet tiesiog patį principą. Tai reiškia, dekoratyvios formas, lasso tool, galiu nubrėžti ir tada tie išmanus įrankiai object selection, quick selection ir select subject ar select sky. Tai tikriausiai pagrindiniai įrankiai, kaip ir sakiau, quick selection, object selection ir select subject. Dabar aš papasakosiu namų darbą, mes dar turime laiko, bet kad jisai mėsiu tam tikrų dalykų paaiškinti. Gerai? Tai dabar pasižiūrime, kad būtų aišku ir viską aš dar parodysiu ir paaiškinsiu. Namų darbas. Jūsų namų darbas bus sukurti 3 vaizdo korekcijas. Ir jos bus skirtingos. Pirmas, turėsit spalvotas vaizdas dominuoja. Tai būtų šitas variantas, kai turim spalvotą nuotrauką ir kažkas toje nuotraukoje tampa nespalvota. Reikėtų, kad tai atitiktų turinį. Vėlgi, dabar suprantu, mes dar nedarėm jokio namų darbo iš Photoshopo, tai dar paaiškinsiu, iš kur naudoti nuotraukas, gerai, kad jos būtų pakankamos kokybės ir užtektų jums rezoliucijos. Bet pirmą namų darbą išaiškinu. Tai reiškia, nuotraukoje išsirenkat, kad pagal turinį būtų aišku, kad kažkuri nuotraukos dalis tampa nespalvota. Na tai galime pasižiūrėti.
na, tarkim, pasižymėjau merginą, bet noriu padaryti, kad fonas būtų nespalvotas. Jeigu aš dabar renkuosi black and white, atvirkščiai yra, mergina yra nespalvota, taip? Į Ctrl Z. Tai galim netgi pabandyti, atsidaręs šitą nuotrauką, Select Subject, pabandysime funkciją, kaip išversti savo selectioną, kaip teisingai pasižymėti, gerai? Taip. Parodysiu, čia sakiau, tai paraleliai aiškindam namų darbus. Tai atidarykit nuotrauką. Ir jeigu ar ten rankiniu būdu, ar nerankiniu padarėte ir jums reikia atvirkščiai. Taip, tarkim, padariau Select Subject, bet aš noriu atvirkščiai, kad būtų pažymėta kaip tik visas fonas. Mes turime funkciją, ir kurią labai patogu yra naudoti ant greitosios veiksmų juostos, jau kai turit pažymėjimą, nesvarbu, kaip jisai buvo padarytas. Na, tarkim, ar aš čia keletą daržovių turėjau pažymėjus, ar ne? Ir norėčiau atvirkščiai, yra funkcija invert, kai išverčia. Taip, tai dabar, kai atsiranda punktyras bėgantis aplink kontūrą, žinau, kad yra atvirkščiai negu buvo prieš tai. Taip, tai galiu padaryti invert ir dabar, jeigu, tarkim, daryčiau black and white, yra mano fonas nespalvotas ir aš gal ten jį noriu patamsinti, ar ne, pasižiūriu. Ir atsimenat, kad kai padarysit, dar žiūrėkit, kad sukurtumėt, dar galit koreguoti tą nespalvotą vaizdą, taip? Ir padarau, taip? Na, čia gal turėtų šitą nuotrauką, nėra, kad, čia toks, yra gal to nespalvoto daugiau vaizdo, negu spalvota. Tai čia būtų atitiktų antrą variantą labiau. O kur tas invert, kur jį rasti? Dar kartą pažiūrim invert. Bet jisai ta funkcija galima rasti keliose vietose. Taip, kai pasižymėjau, vienas būdas yra greitoji veiksmų juosto, yra ikonėlės. Čia žiūrėkit kelios, tai antra nuo kairės pusės greitoji veiksmų juostų, užėjus atsiranda invert selection. Jeigu šitoj vietoj nerandat, galite eiti per viršutinę juostą, select inverse. Taip, tas pats. Select inverse arba va čia ikonėlė. Pabandykit. Ar pavyko surasti? Taip, ačiū. Gerai. Nes šios funkcijos prireikia. Tiesiog, kad nereikėtų per naują daryti. Taip, tai čia labiau atitiktų tai antrai. Nespalvotas vaizdas dominuoja, nusprendžiat, kas yra spalvotas ir kad dominuotų. Nespalvotas. Tai čia vienas kito priešingybė. Ir trečiasis yra išryškinti elementus naudojant šviesotamsą ar spalvos kontrastus. Na tai šiuo atveju aš nedarau nespalvotos nuotraukos, bet galbūt ten, tarkim, labai paryškinu, ten daugiau paryškinu lapus ir kuriu kontrastą, būtent koreguoju per spalvą ir šviesotamsą. Na ir dar ten noriu gal pašviesinti ar patamsinti. Gerai? Tai tokiu metodu. Dabar, jeigu, žiūrėkit, aš noriu kelis adjustmentus panaudoti, bet kai, tarkim, darau jau šviesotamsą, adjustmentas veikia visai nuotraukai, jau kad tikrai matytumėt. Bet aš norėčiau, kad kaip ir dariau su spalva, kad veiktų tik tais fonui, ar ne? Kadangi jau buvau darius selectioną, tai aš galiu per naujo daryti. Arba, jeigu žiūrėkit, kai yra adjustmentas ir jūs naudojat tą adjustmentą su selectionu, tai reiškia tik kažkuriai daliai nuotraukų, tai va čia langelis dešiniai pusėje yra juoda ir balta spalva. Jeigu mes spausime Ctrl ir paspausim ant to langelio, aktyvuosis jūsų selectionas padarytas. Arba kitas būdas, jeigu jau turim, taip, properties panelį, properties panelį, jeigu paspausim ant to langelio, apačioj čia yra ikonėlė. Taip aš galiu užlaudinti
buvusi selection. Na, čia toks papildomas dalykas, mes dar ir kitą kartą prie jo ateisim, bet jis gali būti patogus, taip? Na ir tada aš turiu vėl tą patį selectioną ir, tarkim, noriu patamsinti tą dar foną, taip? Tai tokiu būdu aš ir dirbu. Ar aiškus čia, nes dažnai šita kažkaip pastebiu, kad ta trečia užduotis kartais jums nebūna iki galo aišku. Tai dabar pasiaiškinkim, ar aišku, ką čia turit padaryti. Užduoties tikslas - naudoti selectionus, taip, tai ką mes šiandien žiūrėjom, ir naudoti adjustmentus, koregavimą šviesotamsos ir spalviškumą ir pačius pažymėjimus, kad ne visą nuotrauką koreguojam, o nuotraukos dalis. Ar turit klausimus iš šitą užduotimą? Gerai. Jeigu aišku, tik tai visi išsiklausykit. Dabar dar pabaigai noriu keletą dalykų parodyti. Tai pradžioje atsidarėm, nežinau, ar išlaikėt, ar užsidarėt, bet yra layers, tas failas, kur viename faile keletą nuotraukų. Daugiau layerių, nes šiandien dauguma dirbom su vienu layeriu, o dabar dar pabaigai truputėlį noriu paaiškinti keletą dalykų, jeigu dirbam su keliais layeriais ir įsikeliam į vieną vaizdą keletą nuotraukų. Tai dabar gali būti pirmas klausimas, kaip įsikelti keletą nuotraukų. Bet dar gal prieš tai, kad nepamirščiau, atliepiant namų darbą dėl nuotraukų, kurias turėtumėt naudoti savo namų darbuose. Tai galbūt kas mokosi fotografijai, tai galite ir savo asmeninės ten nuotraukas naudoti, ar galbūt kažkokių projektų, su kuriais jau dirbate, ar ne, ir ten ant jų daryti. Tiem, kas ne fotografija ir gal patys nefotografuojate, naudosimės duomenų bazėmis. Galima gal ir kartais su generuotais vaizdais dirbtis, bet, tiesiog, kad parodysiu keletą nemokamų duomenų bazių. Gal jūs jau gal bus žinoma, gal kažką pridėsit, tai tokios keletą pagrindinių yra Pixabay, Pexels, ir aš Unsplash. Gal galit kažkuo papildyti, tai papildykit, aš gal ant mūsų sienos pasidalinsiu, nelabai turiu kaip kitaip, padarysiu įrašą ant sienos. Gerai, tai pasižiūrėsit, po šitos pamokos įdėsiu. Tai čia tiesiog duombazė, ar ne, įsirašot paieškos žodį ir galite parsisiųsti tas nuotraukas atitinkamai pagal tai, ko reikia. Kai siunčiatės, nereikėtų čia šiuo atveju siųstis didžiausios nuotraukos, vidutinės siųskitės, kad maždaug viena kraštinė būtų arti apie 2000, kita apie 1000, taip? Nes aš jums jokio dydžio neduosiu tikslaus, galite dirbti, tiesiog jeigu siūsitės tą originalų failo dydis, tai tiesiog labai didelis bus ir ilgiau programa veiks, tiesiog nėra tikslo mums. Tai mums užtenka to vidurinio dydžio. Ir jokiais būdais nesisiųskite iš Google paieškų, nes ten labai maža nuotrauka yra ir tiesiog jos po to per mažos. Gerai? Tai esmė yra, kad teisingo dydžio parsisiųstumėt. Ir skirtingose čia duombazėse skirtingos nuotraukos, taip, ir irgi visą laiką galiu rinktis tą dydį. Tai čia labiausiai šitas atitiktų. Čia video iš viso. Galvojau, kodėl čia tokie dydžiai. O Pinterestas netinka jau tokiem dalykam? Irgi netinka, nes ten irgi dedam. Pinterestas veikia taip, kad ten yra linkinama iš visokių internetinių puslapių, ar ne? Ką reiškia, kad internetinį puslapį mes dedam kuo mažesnę nuotrauką, kurie atitinka realų dydį, taip? Tai dėl to netinka, mums čia reikia daug didesnio dydžio, gerai? Tai čia tik tais... Gerai, supratau. Todėl yra svarbu šitas momentas. Tai duombazės arba savo, jeigu savo naudosit, tai jos irgi bus didelės ir tada jau reikia ją pasimažinti. Nuotrauką pasimažinti galim... tą programą, atsiprašau. Nuotrauką pasimažinti visą laiką galim per image. Image size. Taip? Tai
Jeigu ten labai didelė, nu čia šitą pavyzdžiui pasirodo buvo labai didelė, nepasižiūrėjau, tai tada imu ją ir pasimažinu. Tarkim, man reikia apie 2000 pikselių, ar ne? Netgi gali būti 1800 šiuo atveju. Ar dar daugiau ir pasimažinu. Nu, tiesiog nes ir vietos po to daug užima ir čia mums nėra tokio poreikio. Taip? Tai jeigu savo asmeninės atsidarytumėte, jos irgi būtų didelės. Gerai, tai žodžiu, iš kažkurių šitų duombazių arba aš padarysiu įrašą, jeigu kažkas žino daugiau, galėsit papildyti. Ir trečioji buvo Unsplash. Tik Unsplash, kai kur jau anksčiau buvo visiškai nemokama, dabar atsiranda pliuso ženklai. Ten, kur yra pliuso ženklas, tai reiškia, kad ta nuotrauka jau mokamos versijos. Bet vis tiek čia pakankamai daug nuotraukų ir nemokamų galima susirasti. Tai kai renkatės, tai turi būti įdomus vaizdas, iš karto važiuojant į nuotrauką galvoja, aha, gal ten šuo lieka spalvotas, visa kita nespalvota. Nu, kad tiesiog tai yra metodai ir vėliau grafinėme dizaine naudojami, kai norim išryškinti kažkokius elementus. Čia galbūt aš reklamuoju kėdes, tai tarkim visas vaizdas nespalvotas, tik 2 kėdės lieka spalvotas. Nu, tai tiesiog arba galbūt tai trečiai nuotraukai gali būti visiškai prigesintas spalviškumas ir tiesiog paryškintos kėdės, ar ne? Nu, tai vat kiekvienoj nuotraukai tikslingai galvojate, kaip galima panaudoti, ar ne? Tai vat žiūrit ir nusprendžiat, kad įgyvendinti šitą savo idėjas. Gerai. Tai dabar grįžtam į tą layerių panelę, layerių failą. Dar turim šiek tiek laiko ir aš noriu dar paaiškinti. Dabar, jeigu jūs norėtumėt taikyti adjustmentą, padarykim hue, saturation ir colorize, kad labai stipriai matytųsi. Gerai, aš noriu, kad tarkim viena mano nuotrauka būtų mėlyna, bet tik viena. Dabar iš esmės adjustmentą deda, jis yra viršuje ir deda visom nuotraukom. Gal pabandykit ir jūs pasidaryti, susikurkite adjustmentą, kad būtų tas colorize. Reikia uždėti colorize varnelę, primenu. Gerai. Tai dabar, jeigu aš noriu, tarkim, pritaikyti tik vienam layeriui. Layeris yra labai svarbu eiliškumas. Jeigu šitas adjustmentas yra viršuje, reiškia, taikosi visiems layeriam po apačią. Jeigu aš jį pradėsiu stumti žemyn, dabar jau matau, spalvą pakeisiu, nes kad aiškiau matytųsi. Tegul būna raudonas, nes šiek mėlyna spalva. Dabar matau, kad ant skulptūros nebesideda, ir taip atitinkamai. Bet jeigu aš norėčiau, kad tik skulptūra būtų, ar ne, o jinai yra pačiam viršuje, tai mes turime tokią funkciją, kuri vadinasi clipping mask. Ir mes čia paspaudžiame antrą klavišą ir yra funkcija create clipping mask. Pabandykite surasti. Ir tokiu būdu aš šitą adjustmentą pridėksiu prie vieno layer. Ne prie visų, o tik prie vieno. Ir paspaudus Create Clipping Mask, jums atsiranda priekyje rodiklėlė. Ta rodiklėlė nurodo, prie kurio layerio dabar bus taikoma. Ir tada atitinkamai aš vis tiek galiu tą adjustmentą koreguoti, gal aš ten apsigalvoju, gal aš noriu čia kokią priderinti spalvą. Taip. Ir yra taikoma. Ir tada aš galiu kitą sukurti adjustmentą ir irgi padaryti colorize, o tarkim kitą nuotrauką ten violetinę padaryti. Vėlgi aš nenoriu, kad ten dėtųsi ant šitos nuotraukos, spaudžiu antrą klavišą ir naudoju funkciją Create Clipping Mask. Taip, dabar vienas adjustmentas prie vienos nuotraukos, kitas prie kitos. Tai tokiu būdu aš galiu pridėti. Pažiūrėkit, ar jums pavyksta tą padaryti. Gal kažkokių klausimų kils? Čia sakykit, kokį klavišą spausti, pelės ar?
Aha, kad pamatytumėt. Antrą pelės klavišą, užėjus ant to layerio, kurį norit priklipinti, tai šiuo atveju prie adjustmento, ir surasite, ir turite spausti maždaug, kur yra adjustment layerio pavadinimas, antrą pelės dešinįjį klavišą ir bus funkcija Create Clipping Mask. Ar pavyko surasti funkciją? Taip, tada pasinaudoju ir pridegiu. Ir kad yra panaudotas, tai būtent nurodo šitą rodiklėlę, rodantį į apačią. Leidžiu pasibandyti, gal kažkokių klausimų kils, tai pasižiūrėkite. Čia aš rodau su spalvos tuo dekoratyviu pakeitimu, tik kad labai ryškiai būtų. Tai galėtų būti bet koks kitas adjustmentas, juodai baltas, šviesotamsos koregavimas, layer, levels, taip. Ir dabar dar noriu parodyti, matom, kad čia nuotrauka yra backgroundas ir backgroundas šiuo atveju yra va šita balta spalva, nes jį atrakinkime ir ištrinkime. Kai ištryniau, backgroundo layerį pasimatė šitas gridas. Ar visiems aišku, ką šitas gridas indikuoja? Ką tai reiškia, kai mes jį matome? Ar turit atsakymą kas nors? Ten tiesiog bus tuščia, nieko nebus. Jo, taip, permatomumą. Permatomą. Teisingai, matomumą indikuoja. Tačiau jeigu saugotumėmės į JPG failą, JPG failas nesuportina, negali išsaugoti per matomumą, tai jis pagal defaultą dažniausiai uždėtų baltą spalvą. Jeigu saugotumėt PNG failą, PNG failas suportina per matomumą, tai šita vieta tiesiog būtų permatoma. Jeigu aš kelčiau kokią kitą programą ar panašiai, čia būtų permatoma. Gerai. Dabar ištrynėm ir aš visgi noriu turėti foninę spalvą ir noriu užlieti. Taip, ir netgi aš galiu čia pasislinkti gal kažkaip nuotrauką taip, kaip nors, kad net daugiau to fono pas mane matytųsi ir aš noriu foninės spalvos. Yra vėlgi daugiau negu vienas būdas, kaip sukurti foninę spalvą, tačiau vienas patogus metodas būtų užlieti solid color. Tai va dabar ir noriu parodyti, kaip tą reikėtų padaryti. Layers panelės apačioje suraskime ikonėlę apskritimą per pusę juodai baltą, ant jos pustelkime. Ir apačioj, tai būdavo viršui kažkaip pasikeitė. Apačioj bus parinktis solid color. Apkeitė šitam update, pas kažką gali būti viršui. Arba jeigu nemato, tai truputį į apačią ir parinkti solid color. Pasirinkit. Man labiau patiko kaip. Pasirenkam solid color. Pasirinkus solid color, mes turėsim color picker panelę ir galiu išsirinkti kokią tik noriu spalvą. Taip. Dabar, kai jau pasirinkau spalvą, spauskim OK. Pas ką nors gali būti taip, kad vien tik spalva arba kažkoks layeris tik vienas matosi. Aš atsiprašau, labai aš nerandu, kur pasirinkti. Pasirinkti solid color nerandat? Tuoj dar kartelį parodysiu, tik tai paaiškinsiu dabar, kodėl čia gali uždengti. Esmė yra ta, kad solid color bus sukurtas tas layeris viršui pasirinkto layerio tuo metu. Jeigu aš buvau pasirinkus patį apatinį, man sukurs virš jo. Jeigu patį viršutinį, man sukurs virš jo. Taip? Solid color, dar kartelį rodau, layers panelės apačioje suraskim ikonėlę apskritimo per pusę juodai balto. Jį paspauskim ir, čia nesimato visų funkcijų, yra rodiklėlė. Tai paėję iki pačio galo, solid color dar palaikau.
Ir jeigu dingo ta nuotrauka su New Yorker, Taip, jeigu dingo, šiuo atveju, reiškia, kad jūsų Solid Color yra pačioje viršuje. Pažiūrėkim lėjerių panelės eiliškumas. Dabar mano ta Solid Color, žiūrėkit, yra pačiam viršui ir aš nieko nematau. Man tiesiog reikia imti ir tą lėjerį nutemti į tą poziciją, kurią aš noriu. Tai kadangi aš noriu, kad tai būtų fonas, aš noriu į pačią apačią nutemti. Teisingai? Pabandykit. Tai va čia ir yra labai svarbu. dingo viskas iš viso. Pažiūrėkit į lėjerį, kurioje, žiūrėkit, viskas tai turite omeny, tik spalva liko. Dabar žiūrėkit į lėjerius, jūsų panelė gali būti, kad va tokia maža yra. Tai imkit ir lėjerių panelę prasiplėskit, kad gerai matytumėt visą sąrašą, taip? Ir ta spalva yra pačiame viršui. Jinai turėtų, jūs ją turit nustumti į pačią apačią, taip? Tada pasimatys visi lėjeriai, nes tai yra pilnai užpildyta spalva ir jinai uždengia. Čia yra svarbu eiliškumas, kas yra viršui ir kas apačioj. Kaip arrange funkcija iliustratoriui. Jūs paėmėt, uždėjot ant pačio viršaus, dėl to nieko nesimato. Turite nutemti tą poziciją, kurią norite. Tai šiuo atveju į apačią, nes tai yra fonas. Ar pavyko visiems, gal kažkokių klausimų kyla? Gerai. Tai aš manau, kad maždaug šitoj vietoj mes ir sustosim, bet gal dar kažką norite paklausti. Iš tai, ką šiandien pasiaiškinom. Tai priminsiu, pasiaiškiname adjustmentus, tai būtent jais dirbant juos ir pasipraktikuosite iki kitos savaitės. Tai mes pažiūrėjom Color and Vibrance, jeigu pas kažką senesnė versija, aš čia parodysiu. Tai bus tik tais Vibrance, Brightness ir Contrast. Tai tokie labai paprasti adjustmentai, rečiau naudojami. Levels, curves aš palieku, kitą kartą paaiškinsiu. Hue Saturation ir Black and White, nes būtent nespalvoto vaizdo adjustmento reikės namų darbus atliekant. Primenu, kad rinkdamiesi nuotraukas ir siųsdamiesi nesinaudotumėt Google paiešką ar Pinterestų, nes tiesiog per mažo dydžio bus, reikėtų žiūrėti, kad būtų bent viena kraštinė apie 1000, kita apie 2000 pikselių. Tai tiek mums užteks. Ir jeigu dirbat su savo nuotrauka, tai tiesiog ją pasimažinkit naudodami image size. Taip, ir proporcionaliai. Vieną iš kraštinių galite mažinti ir kitą pasimažys atitinkamai proporcionaliai. Tai čia maždaug ir yra apie tiek, kiek mums reikia. Kitą kartą pratęsime, tai gal irgi dar priminsiu, kas perkate, pasižiūrėkite, gal į tą naujesnę versiją galite atsisiųsti, nes vėlgi visokius errorus ištvarko, sutvarko bugus vadinamus, ar ne, kur kažkas gal kažkaip neveikia ir ypatingai šitoj naujoj versijai dirbtinio intelekto funkcijos yra įdiegtos plus nauji generuokliai. Tai aš šiek tiek rodysiu vėliau, tai tiesiog irgi turėtumėt panašiai. Taip, ar turim klausimų? Mes iš tikrųjų, aš kažkaip galvojau, kad mes baigiam be 15, tai mes dar turim kelias minutės, tai apgavau jūs, tai tada dar jums parodysiu curves. Gerai, nes susimaišiau, dabar pasižiūriu, kad mes dar turim šiek tiek laiko. Tai adjustmentą ir tada jau tikrai baigsime. Kad pažiūrėtume curves adjustmentą, kaip tik yra, buvau įdėjus jums ir nuotrauką, kuri vadinasi curves, tai mes ją dar atsidarykim pabaigai. Ir paaiškinsiu skirtumą tarp levels, gerai? Palauksiu, kol atsidarysit. Taip, jeigu jau atsidarėme, tai pasirinksime curves adjustmentą.
Čia matysime, kad kadangi tai irgi yra šviesos adjustmentas, tai taip kaip ir levels mes matysime histogramą. Ta pati histograma, tik, čia vat aš atidariau paralelį, tik tai labiau suspaustai atrodo. Aš dabar įsijungiu ir curves ir levels adjustmentą, bet jūs tik curves turėkit. Aš truputėlį palyginsiu, kad jums būtų aiškiau. Taip, tai parodau, kad yra ta pati histograma. Ir čia yra curves adjustmentą mes turim daugiau kontrolės viduriniams tonams koreguoti. Ir čia turim tokią tiesę, įstrižainę, atsiprašau, ir 2 taškus. Jeigu apatinį tašką kairįjį mes imsime ir kelsime į viršų, taip, o viršutinį stumsime į apačią, tai bus lygiai tas pats, kas mes visą nuotrauką šviesintumėm arba visą nuotrauką tamsintumėm. Taip, visiškai tas pats, ta pati korekcija, taip. Jeigu mes stumsime tą tašką, tarkim, į kairę arba į dešinę, iš dešinės pusės šviesinam šviesius pikselius, iš kairės tamsius pikselius. Tai visiškai yra atitikmuo levels. Taip, ką mes turime čia. Gerai, tai dabar jau ištrinu ir paaiškinsiu, kuogi skiriasi. Tačiau mes galime bet kurioje vietoje sukurti tašką ir tokiu būdu koreguoti tam tikrą tamsumą pikselių, ar ne? Tik tais, kai būname ant histogramos ir čia padedam tašką, gali būti sunku suprasti, kokio tamsumo čia yra kokio tamsumo čia tie pikseliai, ar ne? Dėl to panašiai kaip hue saturation mes čia turim piršto ikoną, paspaudus ant tos piršto ikonos mes galim eiti ant nuotraukos ir pažymėti tamsumą pikselių. Čia nėra, pavyzdžiui, kad aš pažymėjau šitą vietą, tamsinu ar šviesinu kelią, aš šviesinu tokio tamsumo pikselius visoje nuotraukoje, taip? Aš galiu, tarkim, šitos tamsius patamsinti, čia eiti ir pašviesinti, ar ne? Ir sukuriu daugiau kontrasto, man histogramai kuriasi taškai. Ir tokiu būdu aš turiu daugiau kontrolės, kaip ir sakiau, koreguodama vidurinius tonus. Galit pabandyti. Reiškia, pasiemu, dar kartą parodau, pasiemu pirštą. Tai yra labai patogu, man žiūrėkit, kai vedžioju, rodo, kuri maždaug tai yra histograma. Kai šviesu, ant šviesos, taip, kai kažką tamsesnio žymiu, ant tamsesnio, paspaudžiu ir galiu kelti į viršų šviesinu, tempiu į apačią tamsinu. Taip, ir galiu skirtingose vietose skirtingai pakeisti šviesotams. Pabandykit, ar gaunasi. Tai toksai visai patogus metodas. Eigoje pabandysime naudoti ir curves ir levels. Nėra kažkokio nėra, kad vienas yra teisingas, o kitas neteisingas, ar reikia vienu metu vieną naudoti, kitu metu kitą. Tiesiog pagal situaciją galime rinktis, kas mums labiau patinka, kuris šviesotamsos koregavimo adjustmentas, ar levels, ar curves. Na ir eigoje pabandysime naudoti ir vieną, ir kitą, ir galbūt irgi jums iš to paaiškės, ar ne? Aš manau, kad gal pradžioje aiškiau levels, bet vėliau, kadangi daugiau truputėlį kontrolės turi, gali būti, kad patiks ir curves. Jeigu norėčiau visą nuotrauką, tarkim, pašviesinti ar patamsinti, aš galiu ir taip, ar ne? Šviesinti. Tai tiesiog, kad skirtumas būtų toks. Vėlgi, tiek levels, tiek curves turi ir truputėlį daugiau galimybių koreguoti, bet iš esmės esmė jų yra šviesotamsos ir šviesotamsos korekcija. Taip, ir kad truputėlį suprastumėt. Ar turit klausimus iš to curves adjustmento? Gerai. Tai reiškia, išbandykite, pasirinkite, kuris jums labiau patinka. Jeigu klausimų nėra, tai tada viską pasižiūrėjome jau šiandien tikrai. Tada ačiū ir iki kito karto.